čia pat juos pasitiko aljanso rėmėjai. Politikai aiškina, kad protestas prieš NATO vyksta prorusiškų jėgų įsakymu. Žudo Amerika ir Vašingtonas. NATO kariuomeniai ne. Su tokia žinia prie Jungtinių valstijų ambasados susirinko būrelis radikalų. Anot jų, NATO kariuomenė neturėtų būti dislokuojama Lietuvos teritorijoje. Esą taip pažeidžiama konstitucija. Tai yra išdavikai, tai yra lietuvių tautos genocido vykdytojai, tai yra mūsų priešai. Ir mes sieksime, kad reiškia bet kokia okupacinė kariuomenė, bet kokie okupantai įsinešdintų atgal namo. Yankee, go home! Protesto iniciatoriai ambasadai įteikė ir raštą, juos smerkia taip vadinamos Ukrainos vyriausybės veiksmus, kuriuos remia JAV valdžios grupuotės. Čia yra lietuvių tautos kraujas, praliejimas už Lietuvos nepriklausomybę. Protesto nepraleido ir buvęs Jedinstvo lyderis Valerijus Ivanovas. Jis aiškino, kad Rusijos pajėgų Ukrainoje nėra, jų esą nebus ir Lietuvoje. Ar Rusija puola Lietuvą? Palaukit, 93 metais, 30 rugpjūčio, paskutinis rusų kariuomenės traukinys pamojojo Lietuvai ranka ir išvyko. Protestuotojai buvo nustebinti. Prie ambasados atėjo NATO šalininkai su Amerikos, Ukrainos ir NATO bloko vėliavomis ir pašaipomis. Atsiprašau, aš mėgstu kvasą rusišką. Jie pasisakė už bendradarbiavimą su NATO, aiškino, kad šalyje turi būti aljanso karinės bazės. Anot NATO šalininkų, tik su aljanso bazėmis bus galima apsiginti nuo rytų agresijos. Aš už integraciją, už NATO. Būtent čia turi būti NATO bazės Lietuvoje ir kuo daugiau reikėtų spausti būtent NATO vadovybę tam, kad čia įkurti normalias bazės, didelės bazės, kad mes ramiai normaliai gyventumėm. Protestus stebėjo 20 policijos pareigūnų. Incidentų jie neužfiksavo. Tačiau radikalams gresia baudos, nes jie iš anksto neinformavo apie piketą. Politikai pastebi, kad radikalai pastaruoju metu veikia itin aktyviai. Jau senokai stebimi šitų radikalių jėgų veiksmai. Jie prasidėjo nuo lapelių platinimo, nuo savo internetinio puslapio paruošimo. Akivaizdžiai, kad jie nusiteikia ir toliau tą linkme veikti. Aš suprantu, kad duotas nurodymas radikalioms proputiniškoms organizacijoms demonstruoti ne tik virtualų aktyvumą, bet ir realiai kažką padaryti, kokį nors piketą. Bet iš kitos pusės Lietuvoje tokie piketai, jie niekam nieko padaryti negali. Dėl radikalų suaktyvėjimo vyriausybė pakėlė terorizmo grėsmės lygį Lietuvoje. Iki šiol jis buvo žemiausias. Pasak Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko, tai tik formalumas. Terorizmo grėsmė Lietuvoje jau seniai išaugusi, bet politikai esą nesiryžo jos formaliai kelti, nes bijojo įbauginti gyventojus. Klausimas dėl terorizmo grėsmės iškeltas po išpuolio Paryžiuje. Degalinių kainų politikai neviltį varo vairuotojus. Kai nafta pigo, degalinės kainas mažino itin vangiai, teigdamos,